Markeliūnas taip pat prameta irgi nuo baudų metimo linijos, jau tik 50% taiklumas. Antrasis metimas taiklus. 28-26. Neptūno komanda pirmauja 2 taškais. Ir reikia skubėti į varžovų aikštės pusę su kamuoliu Gintautui Vileitai. tą suspėjo jis padaryti per tas leistinas 8 sekundės. Daugiau nei 5 minutės iki didžiosios pertraukos. Šiose rungtynėse, kuriuose kaip ir visose serijos mačuose žaistuose iki tol. Vėlgi, bekompromisinė kova, rungtynės dėl kiekvieno kamuolio ir štai tokie įspūdingi blokai. Bei greitos kontratakos. Pasitenkina paprastą pražangą dabar rungtynių arbitrai. 2 baudos metimai, tačiau vėlgi Vaidotas Pridotkas antrą kartą prieš prasižengdamas, taip sakykim, ties nesportinės pražangos riba stipriai rizikuos. Galbūt apie tai dabar ir diskutuoja ir kalba su juo rungtynių arbitras. Na, čia viskas tvarkoj. Kietas smūgis per rankas, pražanga ir 2 baudos metimai, tačiau jau po minutinės pertraukėlės. Grįžtame į Klaipėdą, 4,5 minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Marius Kasiulevičius prie baudų metimo linijos. Šiandien jis baudų dar nemetė, apskritai nemetė nei 2 taško, nei 3 taško. Tai bus pirmieji jo bandymai pelnyti taškus. Kiek ilgiau ties savo trenerių užtrunka Šiaulių krepšininkai. Dabar jau ir jie aikštėje. Vileita, Maceina, Pridotkas, Mindaugas Kuzminskas ir Praškevičius. Svečių penketas, tuo tarpu Marius Kasiulevičius prameta ir jis. Nors atrodytų jau kas, o šis snaiperis turėtų būti vienas iš patikimesnių šioje situacijoje. Na, bent jau Neptūno komandos gerbėjų džiaugsmui 1 bauda iš 2 taikli. Taigi, po 1 tašką pastaruoju metu didino savo persvarą, tik tai kas antrą baudą pataikantis Neptūno krepšininkai. Kita vertus, jie labai sėkmingai ginasi per keletą pastarųjų minučių, visiškai uždarydami Šiaulių komandos puolimą, nors dabar ir gana dėkinga situacija buvo Virginijui Praškevičiui, tačiau pataikyti jam nepavyko. 4 minutės iki kėlinio pabaigos. Arvydas Eitutavičius. Į baudos aikštelę Virginijus Praškevičius pavėluoja reaguodamas į varžovo manevrą ir po to jau stumteli besiveržiantį link krepšio priešininką. Tačiau tos pražangos daug žaidėjų turintiems Šiauliams kol kas nėra tas dalykas, kurio jie turėtų vengti. Turint omeny, kaip prastai ir toliau baudas meta Neptūno komanda, vėl tik 50% taiklumas ir jau 8 pramestos baudos iš 16. Ir vėl skirtumas po truputį, po 1 tašką didėja aikštė šeimininkų naudai, 30-26, 3 minutės 40 sekundžių. Lieka žaisti antrajame kėlinyje. Gintautas Vileita. Vėlgi perdavimas tiesiai varžovui į rankas. Štai dabar su kamuoliu jau Paulius Markeliūnas ir pražanga Gediminui Maceinai. Na, neišgyveno. Vaizdžiai matyti dėl šios pražangos Gediminas Maceina. Taip, prasižengiau, taip, nutraukiau greitą kontrataką, kuri būtų pasibaigusi matyti 2 taškais. Ir dabar vėl pažiūrėsime, kaipgi baudas mes varžovai tarsi byloja. Gedimino Maceinos ramus veidas. Dabar pirmąjį metimą pataiko Paulius Markeliūnas, 10-asis jo taškas šiandien. O štai antrasis, dabar jau skrieja pro šalį. 9 pramestos baudos iš 19, tokie yra Neptūno rezultatai. Mindaugas Kuzminskas paliktas laisvas, nepataiko ir jis. Ir vėl kova dėl kamuolių laimi Neptūno komanda, pagerinusi savo žaidimą štai šioje kategorijoje antrajame kėlinyje. O dabar prasižengia Valdas Vasilijus. Taip, Ne, 9-asis numeris Mindaugas Kuzminskas. Taip, jam fiksuojama pražanga. Rungtynėse dėl pozicijos, dėl atšokusio kamuolio netgi buvo iš pat pradžių ir sunku susigaudyti
Visgi krepšininkas pirmasis peržengė leistiną taisyklių ribą. Mindaugas Kuzminskas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. O Valdas Vasilijus prie baudų metimo linijos. Tęsiasi ta netaiklių baudų epidemija krečianti Neptūno komandą. Vėl 50% taiklumas ir šioje situacijoje, tačiau štai taip taškas po taško. Kas antrą baudą pataikydami Neptūno žaidėjai įgyja jau 6 taškų persvarą. Liko žaisti 3 minutės. Nes Šiaulių komanda stringa jau kokias 3-4 minutės apskritai tuščiai atakuodami krepšį. Na, o dabar jau galbūt šiek tiek ir galėtume tikėtis sportiškesnio poelgio iš Šiaulių komandos, matydami, kad guli ir nesikelia Martynas Mažeika. Šiauliečiai tęsia ataką. Na, vėlgi, taisyklės tai leidžia. Kaip tai vertinti, tai jau kiekvieno aistruolio arba kiekvieno žiūrovo asmeninis reikalas. Martynas Mažeika šlupčiodamas, tačiau pats palieka aikštę, patenka dabar į gydytojo rankas, tęs rungtynės Neptūnas be jo. Mažiau nei 3 minutės iki didžiosios pertraukos. Šaldoma sumušta vieta, tikėkime sumušta, o ne rimčiau pažeista. Šiaulių komandoje pirmą kartą šios dienos rungtynėse aikštėje amerikietis Stefanas Hanagas. Kartu su juo Kadžiulis, Pridotkas, Praškevičius ir Maceina. Neptūno komanda Vasilijus, Morkeliūnas, Eitutavičius, Kurauskas ir Kasiulevičius. Iškart sugriūna Šiaulių komandos bandymas paspausti varžovus. Netikėtai grįžęs į gynybą, kamuolį ramiai priima Paulius Morkeliūnas. Numestas kamuolys būtent jam iš 3 taškų zonos, metimas netaiklus, tačiau savo intuiciją pademonstruoja Marius Kasiulevičius, atsidurdamas reikiamų laikų reikiamoje vietoje. Ir pirmasis prie atšokusio kamuolio. Eitutavičius. Vėl kamuolys jo rankose, 5 sekundės atakai. Eitutavičius. Jau reikia galvoti apie metimą. Meta pats, atkovoja kamuolį, pats kartoja jį ir dar kartą tai daro Neptūnas. Ir vėl nesėkmingai, ir vėl grumtynės dėl kamuolio. Ir dabar jau Stefanas Hanagas skuba į priekį, nespėja grįžti prie savojo krepšio Neptūno komanda. Ir akrobatinį metimą pataiko Stefanas Hanagas. Kaip keičiasi situacija, ką tik atrodytų 100% progos neišnaudojo Neptūnas, po kelių sekundžių jau kamuolys atsiduria aikštės šeimininkų krepšyje. Minutė 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Kadžiulis iš toli, 3 taškai ir skirtumas sumažėja iki 1 taško. Apsikeičia replikomis Kadžiulis ir Kasiulevičius, įtampa auga. Tikėkime, kad ji nepasibaigs kažkokiais incidentais, nuo kurių nukentėtų viena ar kita komanda. Dabar minutės pertraukėlė Neptūno komandai turint 1 taško persvarą. 32-31. Antrajame kėlinyje Rytis Vaišvila jie ir pasinaudojo tada, kai jinai iš tiesų buvo labai reikalinga, šiek tiek panikos atsirado Neptūno komandos žaidime. Šiauliečiams vėl atsigavus po iš to sąstingio, kuris truko labai ilgai ir kurio metu susikrovė savo vėl 6 taškų persvarą šeimininkai. Dabar iš tos persvaros liko 1 taškas. Na, ir dar kamuolys jų rankose. Markeliūnas, perdavimas Kurauskui. Kurauskas į baudos aikštelę, gražus reidas, viskas gražiai atlikta, išskyrus paskutinę atakos fazę. Tai yra šiek tiek netaiklus metimas ir su kamuoliu dabar jau Šiauliai. Hanagas meta iš toli, meta netaikliai. Paskutinę minutę šiame kėlinyje Neptūnas pradeda turėdamas kamuolį savo rankose. Vasilijus prieš Pridotką. Sudėtingas metimas ir Vaidotas Pridotkas bandydamas iš visų jėgų apsiginti liečia varžovo ranko, tai reiškia, jog Valdas Vasilijus stos prie baudų metimo linijos. Žmogus, kuris šiandien Neptūno komandoje dažniausiai netaikliai meta baudos metimus, tik 1 taiklus metimas iš 5. Na, žiūrint į reguliariojo sezono ir atkrintamųjų varžybų baudų pataikymo procentą, netgi keista,
kad tai prastai šiandien kol kas atakuoja 22 numeris. Jo baudų pataikymo procentas vidutiniškai būdavo 60 su trupučiu. Virginijus Praškevičius per anksti įžengė į baudos aikštelę ir suteikia galimybę pasitaisyti savo varžovui. Ir išnaudoja šią progą Valdas Vasilius, vėl kiek padidindamas savo komandos persvarą, 34-31, lieka žaisti 51,7 sekundės antrajame kėlinyje.